Sekminės. Žodis girdėtas ne kartą ir švęstas ne kartą. Šventosios dvasios nužengimo iškilmė. Ką mes galime apie šventąją dvasią žinoti ir kaip mes ją įsivaizduojam? Jeigu pagalvosit, šventosios dvasios nėra įmanoma nupiešti ir pavaizduoti bet kokią formą, nes dvasios negali įrėminti į tam tikras formas, paveikslus arba atvaizdus. Suprantat? Jeigu mes turim kaip simbolį šventosios dvasios balandį, tikrai tai nereiškia, kad balandis yra šventoji dvasia. Patys aiškiai suprantame. Žmogaus bandymas kažkaip pavaizduoti nepavaizduojamo ir neišreiškiamo. Ir iš esmės Dievas nėra nupiešiamas ar pavaizduojamas arba apsakomas žodžiais. Tai iš tiesų, štai švenčiam šventosios dvasios iškilmę ir turim nemažą problemą. Kas ji tokia? Kaip aš ją turiu suprasti, kaip su ją turiu bendrauti. Ir žinot, vienas būdas prisiartinti arba suvokti šventąją dvasią yra Jėzaus Kristaus asmuo. Jėzus Kristus mums ją apreiškė, kai dar buvo, jis ją turėjo, jis buvo su ją kartu, o kada Jėzus iškeliavo, taigi jį toliau kalba ir apreiškia mums Dievą. Tam tikra prasme šventoji dvasia yra akys, kuriomis mes matome, ausys, kuriomis mes girdime ir burna, kurią mes kalbame. Suprantat? Ji, sako, apsigyvensime. Ji veikia per mus, jeigu mes ją priimame, kaip minėjau pradžioj. Turbūt jūs labai gerai atsimenat, kad Jėzus yra pasakęs toj pačioj Jono Evangelijoje, kad jis yra tiesa, jis tam ir atėjo į pasaulį, kad liudytų tiesą. Čia atsakymas. Jis atėjo į pasaulį, kad liudytų tiesą. Jis yra tiesa. Ir dabar mes galvojam, aišku, šiais laikais žmonės labai taip jau diskutuoja ir kalba įvairiuose lygmenyse apie tiesą, kas šioji tiesa yra. Mums atrodo, kad tiesa yra tam tikras apibrėžimas. Tas ir anas yra tiesa. Bet iš tiesų, jeigu jūs pasižiūrėsit, ir kiekvienas mes tai galim pastebėti, kad tiesa yra procesas. Nuo iki. Ir tame procese mes esame. Ir kada žmogus ateina iki tiesos, mes kartais pasakom, šitas žmogus yra teisingas žmogus. Jis teisingai elgiasi, vertina, gyvena ir panašiai. Bet jeigu tas teisingas žmogus mums nori pasakyti, parodyti kelią, ir jeigu mes nesam atėję iki tiesos, mes niekaip jokių būdų negalim suprasti. Čia ir prasideda didžiulė problema. Tačiau šventoji dvasia yra ta jungtis, kuri mus apjungia. Taigi, Jėzus, kuris atėjo, kaip minėjau, turėjo ir buvo kartu su šventąja dvasia, buvo jos kupinas ir pilnas, jis iškeliauja ir kada jis iškeliauja? Koks tas pagrindinis momentas yra? Jo mirtis ant kryžiaus. Kada jis miršta, jis iškvepia dvasią. Taigi šią dvasią, šventąją dvasią, jis
atiduoda savo mokiniams, kuriems, kaip žinom, po kažkiek tai dienų dvasia nusileis ir pastoviai ant mokinių, tuo tame tarpe ir ant mūsų nusileidžia ir tada mus įkvepia pažinti Dievą. Pažinti Dievą, nes tiesa yra pažinti Dievą per Jėzų Kristų, veikiant šventajai dvasiai. Todėl ir antrasis skaitinys, kurį Artūras pasirinko, sakau, skaityk kokį nori, sako, niekas negali ištarti, kad Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia jo neįkvėps. Suprantat? Jeigu aš neturiu tikėjimo, aš to negaliu pasakyti, kad Jėzus Kristus yra viešpats, yra Mesijas, yra Dievas ir panašiai, nes neturiu ryšio. Ir jeigu mes taip giliau čia gilintumės, be abejonės mes dar galėtume suprasti visą švenčiausiosios trejybės slėpinį, kad Jėzus atėjo ir apreiškė, kaip minėjau, ir šventąją dvasią, ir taip pat apie tėvą kalbėjo. Nes sako, tėvas man tą žodį yra davęs. Žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs, sako Jėzus šiandieninėje Evangelijoje. Žodis iš tėvo per Jėzų į mus veikiant šventai dvasiai. Suprantat, kaip viskas yra susijęta ir ta šventoji dvasia turi veikimą. Ir kaip minėjau pradžioj, mes atėjom, mes išgirdom Dievą, kalbant. Ne klebonas, ne kunigas, ne dar kas nors, galbūt jums ir sakė, ir ragino, ir artimieji ragino ateiti taip, bet vis dėlto savo gilumo jūs išgirdot šventosios dvasios šnibždėjimą, pakvietimą. Mano šventė, ypatinga šventė, turi ateiti, turi švęsti, turi būti kartu ir panašiai. Kiekvienas mes išgirstam tai skirtingai ir mes atėjome, kad pažintume Dievą, kad pažintume tiesą. Jeigu truputėlį nukrypstant, pavyzdžiui, kas toji tiesa, kaip ją suprasti, ir aš esu paklausęs žmonių, sakau, ar jūs žinot, kada yra žmogaus pradžia ir kada yra žmogaus pabaiga? Žmogaus gyvenimo pradžia ir žmogaus gyvenimo pabaiga. Atrodytų paprastas klausimas, suprantat, ne? Pradžia gimimas, pabaiga mirtis. Taip nėra. Tas, kuris neturi šventosios dvasios, neturi tikėjimo, jam yra pradžia, pabaiga, gyvenimas tame tarpe ir viskas, tiek žinių. Esu ne apie tai ne kartą minėjęs. Bet pradžia, mūsų dvasia, kyla iš Dievo ir jau yra jį tam tikra prasme dieviška, nors jį yra, aišku, sukurta Dievo. Bet vis dėlto iš jo. Ir kur jį ta pradžia, suprantat, kaip yra sudėtinga atsakyti. Ir be tikėjimo, be šventosios dvasios apšvietimo, tu negausi aiškaus atsakymo. Ir pabaiga atrodytų mirtis, viską žmogų užkasėm, arba įmetam į pečių, sudeginam ir bus pabaiga. Jokių būdų. Toliau jo gyvenimas amžinybėje. Ir atsakymą turit tik tai, kada esate šventosios dvasios apšviesti. Priešingų atveju viskas, kitoks yra atsakymas. Suprantat? Štai va tiesa, kurią Dievas arba per Dievo pažinimą, arba per šventosios dvasios apšvietimą tu gauni ir turi atsakymus. Tu neturi atsakymus tokius aiškius, bet vis dėlto tu žinai. Ir tai yra labai svarbu žmogui suvokti gyvenimą, tiek savo pradžią, tiek savo pabaigą. Suprantat, prasiplečia, kaip ne kartą minėjau, horizontas prasiplečia. Ir tu nesi tas taškas visatoje arba žemėje, nereikšmingas, bet esi ypatingas ir taip toliau ir pradėti tuos visus momentus suprasti. Štai tiesa, kurią Dievas per Jėzų Kristų veikiant šventai dvasiai mums apreiškė.
Daug dalykų galėtume šitoj vietoj išmastyti. Toliau trumpa mintis apie Evangeliją, kurią girdėjote. Labai nedaug. Pirmasis sakinys, kurį mes visi girdėjom, buvo toks: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Atrodytų paprastas sakinys, bet iškart mus kviečiantis pamastyti, kas yra meilė. Suprantat? Kas yra meilė? Nereiškia, kad tu man patinki, man gera su tavim būti, su tavim noriu draugauti. Bet meilė, kada štai jūs kuriat šeimas? Pirma, įsimylit vienas kitą. Ane? Įsimylit, patrauklus esat vienas kitam, viskas gerai. O meilė kada ateina? Kada jūs pasakot, ir šiais laikais žmonės nebedrįsta to sakyti, kad tu esi mano vienintelis, aš renkuosi tave ir nieko kito, ir dėl to nebijau sudaryti santuoką, ištarti priesaiko žodžius, dėl to, kad tu man esi kas? Viskas esi. Aš dėl tavęs esu pasiruošęs atiduoti gyvenimą, numirti, juk taip yra. Taip yra, jeigu yra meilė tikra. Viską mes galim dėl mylimo žmogaus atiduoti. Taigi ir Dievas taip pat, jeigu sako, mane mylite, taigi jeigu mes mylime Dievą, tada mes laikysimės įsakymų. Sutarsim su Dievu, paprasta kalba kalbant, supaprastinta kalba, sutarsim. Kada gyvenat šeimoj, visko būna, bet jūs esminiuose dalykuose sutarėt, nes žinot, jeigu kitai bus, neišlaikysit santuokos, neišlaikysit ryšio. Sutarėm su Dievu, jį mylim, jis yra pirmoj vietoj. Viską, kas galbūt yra reikalinga, nustumiu antrą planą, dėl to, kad šiandien turiu susitikti su juo, su Dievu. Daug draugų, žaidimų, gamtos, išvykų, dar ko nors yra mano gyvenime. Bet Dievas, dėl to, kad jį myliu, pirmoj vietoj. Ir prasideda įsakymų laikymasis. Ir mes tą visi labai gerai žinom, ne visada mums tų įsakymų pasiseka laikytis, bet vis dėlto mes jo žinom ir jais sekam. Tačiau tas laikytis mano įsakymų yra giliau. Tai reiškia tam tikrą ritualą. Ir jis ateina iš žydų tradicijos. Kadangi žydai buvo išlaisvinti iš vergovės, jiems Dievas, jeigu jūs atsimenat šventą raštą, paskui davė 10 Dievo įsakymų ir įvairius nuorodas, įstatymus, ir jie šituos įstatymus prisimena liturgiškai, rituališkai, švęsdami šventes, susirinkdami kartu, tai prisimena. Visi kartu prisimenam Dievo įsakymus ir švenčiam juos. Dėl ko? Dėl to, kad Dievas mus išlaisvino. Ir žinot, dar paskutinis sakinys, ką reiškia žmogaus atsivertimas arba, kaip ir Jono Evangelijoje yra pasakyta, atgimti iš naujo. Jeigu dvasia veikia, mes esame atgimdomi iš naujo. Labai dažnai tuos žodžius kartuojam, mes juos girdim, bet iš tiesų tos prasmės kartais gilosios nesuvokiam. Atgimti iš naujo arba atsiversti, kada dažnai tą irgi minim, atsiversti. Lengva pasakyti, bet atsiversti nėra taip paprasta. Visi tą esam patyrę. Bet atsiverčiam arba atgimstam iš naujo, arba laikomės įstatymo viešpaties tik tai tada, kada aš matau, čia gyvenimas, kurį gyvenu, yra beprasmis, nereikšmingas, blogas, tam tikros priklausomybės, tam tikros blogybės, man čia yra blogai.
o čia yra gerai. Suprantat, įsijungia emocijos, valia, protas ir panašiai. Dėl to, kad žinau, kad čia yra gerai. Ir žmogus visada nori ko? Gėrio savo. Ir kada jis tai suvokia, kad čia bus gerai, čia aš būsiu išgelbėtas, čia prasideda naujas gyvenimas. Jam nereikia pasakoti daug, kad tu turi atsiversti, tu turi bažnyčią lankyti, tu turi maldas kalbėti ir panašiai. Jis suvokia jau, ir tai irgi be šventosios dvasios, suprantat, neateina. Dėl to Jonas Evangelijai sako, kas neatgims iš aukštybių, tas neatgims. Tai atsiverčiam tik tai tada, kada suvokiam. Ir kiekvienas, kuris čia esat atėję ir esat bažnyčio, aš manau, labai tą gerai suprantat. Arba pakankamai suprantat. Be Dievo prarastas gyvenimas. Su Dievu esu išgelbėtas. Viskas. Ir dėl to švenčiu jo įsakymus. Amen.